Laba diena visiems. Sveiki susirinkę į webinarą Kaip išlikti sveikam 21 amžiuje. Aš esu Deimantė Rapalytė Kulešienė, mitybos terapeutė ir šiandien pasidalinsiu savo įžvalgomis, ką turėtumėm, į ką atkreipti dėmesį daugiau, ar ne, maistinės medžiagas, kokį maistą rinktis. Visa ši informacija buvo surinkta iš mokslinių straipsnių, iš mokslinių knygų, patikimų, tikrai autoritetą turinčių gydytojų. Tai visa, ką dalinuosi, yra viskas mokslu paremta. Tai nėra mano kažkokia išgalvota informacija. Viskas yra paremta tikrais moksliniais tyrimais. Tai visų pirma, gal norėčiau pradėti nuo to, kad mes šiai dienai turime labai labai kritišką situaciją ir vis daugiau ar ne pasigirsta tokių terminų kaip lėtinės ligos. Tai daugeliui gal tai yra ir ne visiškai aišku, kas tos lėtinės ligos, ką jos reiškia. Tai čia pasidalinau lentelę, kokių daugiausia ligų yra tų lėtinių fiksuojama Lietuvoje. Bet aišku, visą tendenciją galime stebėti ir pasauliniu lygiu. Tai aišku, visų pirma, pirmąją vietą ima širdies ir kraujagyslių ligos, toliau visi piktybiniai navikai ir onkologinės ligos, kvėpavimo takų ligos. Na ir kaip remiantis ar ne tą informaciją, kodėl jos atsiranda, tai mes galime matyti, kad tai yra būtent mūsų mitybos ir gyvenimo būdo pasekmė. Šios ligos neatsiranda šiaip sau. Labai dažnai žmonės mėgsta taip, pasigerinti gal savo širdį ir sako, kad, čia jau mano toks amžius, mano močiutė, ten mama sirgo tą ligą, tai ir man tokia liga, čia nieko nuostabaus, kad atsirado. Tiesiog nurašo ant genetikos, nurašo ant amžiaus, nors ką teigia mitybos specialistai ir mokslininkai, kad tai nėra normalu. Ta prasme, sirgti nėra normalu, kad ir koks tai būtų ar ne tas amžius ar kokia genetika. Ir tai tiesiog atsiranda dėl gyvenimo būdo ir dėl netinkamos mitybos. Kai mums pradeda trūkti kažkokių maistinių medžiagų, audiniai nebetenka pagrindinio to šaltinio, ar ne, iš kur gyvuoti, tų maistinių medžiagų, deguonės, ir tuomet pradeda sirgti mūsų audiniai, mūsų organai ir panašiai. Tai kalbant irgi apie genetiką, labai įdomus faktas, kad mūsų ligas genetiškai lemia tik tai apie 5–10%. Ir visas kitas procentingumas, tai tas 90% yra nulemiama būtent, ką mes kiekvieną dieną dedame į savo lėkštę ir kaip mes vedame savo gyvenimo būdą. Tai reiškia stresas, kaip mes mokame dirbti su stresu, ar mes save žalojame ten rūkimu, alkoholiu, nesaikingų saulės spinduliais ir panašiai. Tai visa tai duoda mums tą, ar ne, arba, kaip sakau, žalią mygtuką, arba raudoną mygtuką. Tai jeigu mes teisingai maitinamės, jeigu mes teisingai vedame savo gyvenimo būdą, greičiausiai pas mus bus ta žalia šviesa, viskas veiks puikiai. Tačiau jeigu pradedame kažko neduoti savo organizmui, tai tuomet mes jau turime tą suprastėjusią funkciją. Ir tikrai daugeliui savo pacientų ir šiaip ir draugų ir žmonių, su kuriuo sutinku, visuomet apie tą patį kalbu, kas atsitiko, kodėl taip žmonija serga. Ir didžiausias kaltininkas, tai aš tikrai įvardinčiau, yra pasikeitusi maisto pramonė. Prekybos centre, kuriame mes lankomės ir perkame dažniausiai maistą, įvardinčiau, kad apie 5–10% maisto produktų atitiktų sveiko maisto normas. Tai dažniausiai būtų visos ar ne daržovės, vaisiai ir grina žuvis, mėsa ir taip toliau. Tačiau visa kita sudaro perdirbtas maistas, kuriame yra be galo daug konservantų, kurie žaloja mūsų sveikatą, toliau cukrus, gliukozės, fruktozės sirupas, visi kiti priedai, dažikliai ir aišku, patys baisiausi tai yra perdirbti chemiškai sukurti riebalai. Apie juos dar pakalbėsime. Tai ta pasikeitusi maisto pramonė, ji ir padarė tą ženklų ar ne virsmą, kad žmonės pradėjo palaipsniui sirgti,
Ir tas amžius jau jaunėja, kaip yra įvardyjama, kad anksčiau žmonės, kurie tokių panašių lygų sulaukdavo apie 50-60 metų, šiai dienai tokias ligas jau turi 20-mečiai, 30-mečiai ir tai nebėra nieko nuostabaus. Tai kodėl taip atsitiko, vat, žmonės klausia ar ne, tai aš visada sakau, kad tai yra maisto pramonės, tai, kad mes neturime pakankamai žinių, ką mes valgome ir pirkdami tą prastą maistą mes patys savo kasame tą duobę. Toliau, aišku, besaikis vaistų ir antibiotikų vartojimas, judėjimo stoka ir nutukimas, bei stresas ir nerimas. Tai visų šių faktorių visuma ir sukuria tų lėtinių ligų epidemiją. Daugiausia šiandien pakalbėsime, aišku, apie pasikeitusią tą visą maisto pramonę, ko mūsų maiste trūksta. Kitose webinaruose pasižiūrėsime daugiau į žarnyno sveikatą, į tai, kaip tvarkyti irgi organizmą, jeigu yra padidėjęs viršsvoris, stresas bei nerimas. Tai paliesime šituos išsameu kituose webinaruose. Tai kas įvyko su mūsų maistu? Daugeliu tikriausiai kaip ir aišku yra, kad tas maistas nebėra toks, koks buvo prieš, sakykime, 50 metų, kokį valgė mūsų tėvai ar seneliai. Tai maistą mes turėjome pasigaminti iš pagrindų. Viską, ką mes parsineždavome, būdavo grynas maistas. Tai būdavo mėsa, žuvis, kažkokie pieno produktai, tuomet būdavo, sakykime, kad ir tie patys miltai, kad ir tas cukrus, bet viską turėjo žmogus pats susikurti nuo tų pagrindų. Šiai dienai mums tiek daug gaminti nebereikia, ką be užsimanytumėm, mes galim nueiti prie prekybos centrą ir nusipirkti to maisto. Tai nesuvalgome tikro maisto, kad gautume reikiamą maistinių medžiagų kiekį. Tai reiškia, kad kuo daugiau yra perdirbtas maistas, tuo mažiau ten yra likę vitaminų, mineralų, skaidulų ir toks maistas tampa tuščias. Tai reiškia, kad kalorijų mums kaip ir užtenka, tačiau pačių pagrindinių maistinių medžiagų, kaip minėjau, visų vitaminų, mineralų, tokiame maiste užtektinai nebėra. Taip pat, kas ypač aktualu, tai yra perdirbtų blogų aliejų vartojimas. Prieš kiek čia, maždaug 10 metų prasidėjus tai cholesterolio epochai, buvo teigiama, kad vengti reikia riebaus maisto, nes riebus maistas neva sukelia cholesterolį ir tuomet jau širdies ir kraujagyslių ligas. Šiai dienai visi mitybos specialistai teigia, kad mums reikia vengti blogų aliejų, blogų riebalų, ne visų riebalų. Tai verta atkreipti dėmesį, kad blogi aliejai, kuriuos aš įvardinčiau, tai vėlgi yra ne mano nuomonė, tai yra moksliniais tyrimais parodyta žala, kokie aliejai mums kenkia, tai yra visi perdirbti ir rafinuoti aliejai. Ir ypatingai, jeigu yra kepama ant jų maistas, tai būtų saulėgrąžų, rapsų, užsienyje populiarūs dar yra vadinami vegetable oil, canola oil. Tai va visi šitie aliejai ypatingai kenkia mūsų kraujagyslėms, mūsų organizmui, nes organizmas jų net pažįsta. Ir tokį aliejų galime pamatyti dešinėje pusėje, kaip mūsų greitasis maistas yra virškinamas, kiek laiko užtrunka, kol organizmas, kaip sakoma, išmeta tuos bloguosius jau riebalus galutinai iš savo organizmo, tai trunka apie 30 dienų, kol visas blogis iškeliauja. Tai tiek yra ilgai organizmui reikalinga, kol jisai perdirba, išstumia tą visą blogį iš organizmo. Tai ypač blogi aliejai mums kenkia. Žinoma, dėl labai didelio ar ne kultivavimo, tai yra ir nualintų dirvožėmių problema, kad mums trūksta labai stipriai mineralų, ypatingai magnio. Ir žinoma, kaip minėjau, pradžioje tai būtų mūsų gyvenimo būdo irgi blogi įpročiai, kurie prisideda prie lėtinių ligų atsiradimo ir jau to ar ne nesveiko viso paveikslo, ką žmogus turi šiai dienai su savo ligomis. Tai visų pirma, norėčiau atkreipti dėmesį į numeris 1 maistinę medžiagą, kurios mums šiai dienai labiausiai trūksta ir kuri galėtų būti įrašyta, kaip sakau, į kiekvieno gydytojo kažkokią tai atmintinę. Kai žmogus ateina su kažkokia lėtinė liga, tai turėtų būti pirmasis paskirtas vaistas
na, kabutėse čia ar ne vaistas, bet paskirtas preparatas, kurį žmogus turėtų vartoti atėjęs su lėtinė liga. Nes kiekviena lėtinė liga, ji baigėsi kažkokiu tai pabaiga, ar ne, kaip itas, pavyzdžiui, artritas, kolitas, bronchitas, dermatitas ir taip toliau. Tai rodo, kad tai yra ilgalaikės lėtinės ligos. Ir kai tokios ligos pas mus yra, tai yra jau ženklas, kad pas mus labai trūksta omega-3 riebiųjų rūgščių. Nes omega-3 riebiosios rūgštys, jos organizme veikia antiuždegimiškai. Kai jų trūksta, mūsų organizme, mūsų ląstelėse pradeda dominuoti omega-6 riebiosios rūgštys. Šiaip žiūrint, omega-6 riebiosios rūgštys yra taip pat mums reikalingos, jos yra geros, tačiau labai daug blogų riebalų yra taipogi po omega-6 paveikslų. Tai būtų, kaip minėjau, visi perdirbti riebalai sutinkami ten bulvių traškučiuose, įvairiuose kepiniuose, mėsos marinatos ir taip toliau. Ir šiai dienai, vartodami to daug perdirbto maisto, mes gauname pernelyg didelius kiekius tų omega-6 rūgščių. Ir organizmas, bandydamas jas suskaidyti, pradeda kelti uždegiminius junginius organizme. Ir vienas dar labai svarbus aspektas pasižiūrėti, iš kur atkeliauja omega-3 riebiosios rūgštys. Tai va čia yra labai svarbu suprasti ir suvokti, kad omega-3 mes gauname iš maisto. Ir labai yra svarbu, kaip tas maistas buvo užaugintas. Tai tokį pavyzdį duosiu. Pavyzdžiui, žuvis turėtų kaip pirmtaką omega-3 šaltinių turėti dumblius arba smulkesnės žuveles. Šiai dienai mes daugiausiai valgome žuvies, kuri yra užauginta tvenkiniuose. Akva tvenkiniuose, tai kaip galima sakyti, žuvų fermose. Ir tai žuviai tikrai nėra duodama dumbliai ar smulkesnės žuvelės. Tai žuviai pigiau yra duoti ir žinoma greičiau tiesiog pašarą, kuriame greičiausiai dominuos kažkokie tai grūdai, kombikormos, soja, ta pati kukurūzai ir taip toliau. Ir ta žuvis, kuri valgo tokį maistą, joje susidaro nebe omega-3 junginiai, o omega-6 junginiai. Lygiai tas pats ir su mūsų galvijais, kurie turėtų valgyti žalią žolę, šieną, jie gauna tuos ar ne pašarus. Lygiai tas pats su mūsų vištomis, kad kiaušinio trynyje susidarytų omega-3 riebiosios rūgštys, višta turėtų gauti žolę, sliekus, kažkokius vabzdelius, ką jinai lesa, kas yra užkoduota, tiesiog normali jos mityba, bet šiai dienai mes matome, kad dažniausiai vištos yra lesinamos tik tais kombikorma, soja, kukurūzais ir taip toliau. Tai visa, ką mes tokį pagrindinį ar ne maistą valgome, jis yra gausus jau nebe omega-3, o omega-6 riebiosiamis rūgštimis. Tai reiškia, kad mes labai stipriai viršijam tą omega-6 kiekį ir čia jau prasideda problema, nes organizme pradeda kilti uždegiminiai junginiai, lėtinis uždegimas, kuris jau virsta lėtinėmis ligomis. Ir lygiai tas pats, kad tuose produktuose atsirastų, bent jau kiek omega-3, tai kaip minėjau, tie gyvuliai turėtų augti kitokiomis sąlygomis, tuomet jau būtų galima teikti, kad suvalgytas toks maistas turi omega-3 riebių rūgščių, bet jeigu tai yra pramoniniu būdu užauginta, tokiame maiste nebus omega-3 riebių rūgščių, kurios mums yra be galo reikalingos. Ir dar norėčiau labai stipriai atkreipti dėmesį į būtent omega-6 ir omega-3 balanso svarbą. Šį balansą mes galime pamatyti iš kraujo tyrimų, koks yra omega-6 ir omega-3 santykis. Labai tikiuosi, kad vieną dieną šis tyrimas tiesiog bus irgi normalus tyrimas kaip vitaminas D, kaip bendri kraujo tyrimai, kad gydytojai žiūrės, koks yra pas jūs omega-6 ir omega-3 balansas ir pagal tai galės vėlgi nustatyti, ar jūs esate pavojuje lėtinio ligų susirgimui, ar pas jūs vyrauja lėtinis uždegimas ir panašiai. Tai pagal mūsų DNR užkoduotą ar ne tą skaičiuką mes turėtumėm turėti 1:1. Tai reiškia, kad omega-6 riebių rūgščių turėtų būti lygiai tiek pat, kiek omega-3 riebių rūgščių.
Šiai dienai Pasaulinė sveikatos organizacija rekomenduoja, kad bent mes turėtumėm jau 3 su 1. Tai reiškia, kad 3 kartus omega 6 gali viršyti omega 3 kiekį ir tai jau bus labai gerai. Tačiau ką mes matome iš atliktų tyrimų ir iš pasaulinės tendencijos, kad šiai dienai ypatingai vakarų šalyse, nors daugėja ir Indijoje, tose šalyse, kur šiaip anksčiau būdavo labai sveikai valgoma, bet tas santykis vis išsikreipia vis labiau ir labiau, nes žmonės vis daugiau valgo to perdirbto maisto ir šiai dienai mes turime tokį vidutinį santykį kaip 20, tarkime, su 1. Tai reiškia, kad 20 kartų omega 6 viršyje omega 3. Tai reiškia, svarstyklės persisveria labai stipriai į omega 6 naudą ir mes turime tą stūkstantį lėtinį uždegimą. Ir gal daugeliu kyla tas klausimas, ar ne, o kodėl ta omega yra taip reikalinga mums? Tai remiantis daugeliu ir tyrimų yra atlikta per daugiau negu 40 000 vien PubMed'e dokumentuojamų tyrimų apie omega 3 naudą. Tai yra labiausiai tirta ir tyriama iki šiol maistinė medžiaga iš visų. Ką be paimtumėm, ten vitaminą D, dar kažką, omega 3 yra labiausiai tyriama, kaip galinti padėti be nedaugiausiai esančių lygų irgi. Ir kaip gydytojas Sears, kuris yra labai man svarbi asmenybė, nes tikrai jo knygos, jo publikuojami straipsniai yra nuostabus. Ir jisai teigia, kad pirmas dalykas, kai žmogus atsigula į ligoninę, jam turėtų būti duodamos omega 3 rūgštis. Ir jis taip pat teigia, kad sako, jeigu man reikėtų parinkti tik tai vienintelį maisto papildą žmonėms vartoti, tai būtų tik omega 3 riebiosios rūgštys visam likusiam gyvenimui. Tai jis yra didžiulis fanatikas, labai daug tyrinėjęs omega 3 būtent reikšmę mūsų organizmui, bendravę su daug kitų gydytojų, kurie taip pat tyria omega 3. Tai yra tikrai nuostabi asmenybė, kuri labai labai daug įdėjo indėlio į omega 3 būtent tyrinėjimus ir bando paprastai ir aiškiai perteikti žmonėms, kaip gali padėti jų sveikatai. Taigi labai svarbus aspektas irgi, kad irgi jūs suprastumėt, kad mūsų organizmas pats omega 3 negamina. Todėl mums kritiškai yra svarbu gauti tai su maistu. Pavyzdžiui, kitus vitaminus mes ar kitus ten kažkokius tai ar ne neurotransmitorius, amino rūgštis mes, pavyzdžiui, pasigaminame patys. Tai mums taip nėra kritiškai svarbu, bet omega 3 mes niekaip nepasigaminsime. Tai turi atkeliauti su maistu arba su kokybiškais maisto papildais, tai žuvų taukais, kitaip tariant. Tai omega 3, kaip jau prieš tai sakiau, jį veikia antiuždegimiškai. Jeigu mus yra tinkamas omega 3 kiekis, mūsų organizme pradeda mažėti visi uždegiminiai rodikliai, nes omega 3 sužadina tam tikrų receptorių gamybą, kur pradeda išskirti junginius, kurie tiesiogiai veikia kaip priešuždegiminiai tie junginiai ir pradeda mažinti tam tikrų uždegiminių rodiklių tą skalę. Taip pat labai labai buvo irgi įdomiai pateikta Dr. Sears knygoje, kad omega 3 lygiai taip pat gali veikti kaip nesteroidiniai priešuždegiminiai vaistai, lygiai tokiu pačiu principu veikia, tik taip be šalutinio poveikio. Ir jeigu pasižiūrėtumėm, kokiems organams, kokiems audiniams, kokioms organizmo sistemoms omega 3 yra būtina, tai nesuklystumėm sakydami, kad pradedant nuo galvos iki pat baigiant kojų pirštų, kiekvienam organui, kiekvienam audiniui, kiekvienai ląsteliai omega 3 yra reikalinga. Tai skydliaukė, hormonai, tiek vyrų, tiek moterų, širdis ir kraujagyslės, smegenys, rega, žarnyno epitelis, dantų sveikata, viską, kaip ir minėjau, ką be paimtumėm, visur dalyvauja omega 3 riebiosios rūgštys. Labai labai svarbu yra nėščiosioms ir augantiems vaikams, tai turėtų irgi būti kiekvienos gydytojos pareiga, kuri priima mažus vaikučius ir nėščiasias, paklausti, ar jūs naudojate omega 3 papildus. Ir pati, kai lankausi su mažu savo vaikučiu pas gydytoją, niekada nesu išgirdusi šio klausimo. Vienintelį, ką paklausė, tai yra, ar
vitaminą D vartojame. Tai iš tikrųjų gydytojams, na, kad ir kaip bebūtų gaila, jiem trūksta tų žinių apie vat, būtent omega-3 naudą, bet tikiuosi, kad vieną dieną daug jų išgirs ir rekomenduos savo kabinetuose. Ir omega-3 yra būtina ląstelės membranų sudedamoji dalis. Tai pasižiūrėsime kitame paveiksliuke, būtent paaiškinsiu vaizdžiai, kaip ji dalyvauja. Ir labai irgi toks vaizdus palyginimas, kaip pasižiūrėti į omega-3, tai yra lyg kondicionierius, tai lyg mūsų plaukų kondicionierius, kuris padaro ar ne mūsų plaukus minkštus ir tokius lengvai sušukuojamus, paslankius, tai lygiai taip pat omega-3 veikia organizme lyg kondicionierius, ląstelėje padaro membraną minkštą, elastingą ir pasižiūrėsime dabar kitoje skaidrėje, ką tai reiškia. Štai čia matome, kad turime dvi ląsteles. Raudonoji tai yra ląstelė, kurios funkcija jau yra suprastėjusi, kurioje trūksta omega-3 riebiųjų rūgščių, ir dešinėje pusėje matome žalios spalvos įprastai gerai funkcionuojančią ląstelę. Tai pradedant kalbėti nuo raudonosios, nuo prastai funkcionuojančios ląstelės. Vat visą tą apvalkalėlį, kurį jūs matote, tai vadinasi ląstelės membrana. Tai sienelė, kuri gaubia kiekvieną ląstelę organizme. Ir toje ląstelės membranoje visuomet dominuoja omega-6 ir omega-3 riebiosios rūgštys, vadinami lipidai. Tai jeigu pas mus yra per didelis kiekis omega-6 ir per mažas kiekis omega-3, ląstelės membrana pradeda kietėti, standėti ir ją vis sunkiau tampa patekti maistinėm medžiagom. Ir dar kas blogiau, kad metabolinės atliekos, kurios susidaro ląstelėje, vis prasčiau gali pasišalinti iš jos. Tai čia jau mums kyla pavojaus signalas, kad mes galime turėti ne tik tai lėtinį uždegimą, bet ir sutrikusią ląstelės funkciją. Ir tai jau gali vesti žmogų į onkologinius susirgimus, nes sutrikusi ląstelės medžiagų apykaita gali pridaryti labai daug žalos. Tai visų mūsų tikslas yra būti kaip dešinėje, turėti tą žalią, gražią ląstelę. Tai reiškia, labai sklandžiai gali patekti visos maistinės medžiagos, visi mineralai, visi antioksidantai, padaryti, ką reikia savo darbą, energijos visą metabolizmą ir iškeliauti tos metabolinės atliekos laukan, pasišalinti gražiai ir nekelti jokio pavojaus ląsteliai. Tai visą šį gėrį sukuria būtent tą žalią ar ne ląstelę, sukuria pakankamas kiekis omega-3 riebiųjų rūgščių. Jeigu pas mus jų užtenka, tai mes vis turėsime visame organizme va tokias gražias žalias ląsteles ir atitolinsim labai daug tų genetinių ligų, labai daug tų lėtinių ligų. Tai mūsų tikslas ar ne yra toks. Dar kas yra labai svarbu, be omega-3 riebiųjų rūgščių, kas yra numeris 1 jau, kad mūsų mityboje jos dominuotų, tai taip pat mums yra labai reikalingi ir antioksidantai, karotenoidai, prebiotinės skaidulos. Antioksidantai, jie, kalbant ir apie vitaminą C, E, seleną, čia tokie pagrindiniai, vitaminą A, tarkim, visi jie apsaugo mus nuo oksidacinio streso, tai reiškia nuo to tokios, irgi vaizdžiai palyginus, nuo surūdyjimo. Kuo daugiau pas mus yra antioksidantų organizme, tuo sklandžiau vyksta visi chemikalų pašalinimai ir taip toliau. Toliau karotenoidai. Tai irgi, ką rodo tyrimai, kad vis daugiau žmonių nesuvalgo pakankamo kiekio būtent raudonos, mėlynos, žalios, ryškiai oranžinės spalvos daržovių, vaisių, uogų, prieskonių. Ir taip mes negauname pagrindinių irgi karotenoidų, antioksidantų, kurie yra reikalingi tiek smegenims, tiek akims, širdžiai, imunitetui bei odai. Ir labai labai svarbu yra prebiotinės skaidulos, kurios atliepia irgi labai daug funkcijų mūsų organizme. Tai naujausi tyrimai rodo, kad pasaulinė tokia irgi tendencija, kad beveik net 80% žmonių nesuvalgo pakankamo kiekio skaidulinio maisto, tiesiog dėl didelio suvartojimo to perdirbto maisto.
Ir čia mums kyla pavojus jau blogajam cholesteroliui susidaryti, žarnyno sveikata nukenčia, tai čia jau galime turėti irgi didelės žarnyno uždegiminės ligas. Toliau moterų hormoninė sveikata visa kenčia, jeigu trūksta prebiotinių skaidulų, nes skaidulos yra reikalingos surišti nebereikalingą irgi, tarkime, hormoną estrogeną. Tai labai labai daug organizmo funkcijų taip pat priklauso nuo skaidulų kiekio organizme, mūsų žarnyne. Tas pats imunitetas. Tai žarnynas pagamina labai daug irgi imuninių ląstelių, jeigu pakankamai yra prebiotinių skaidulų. Tai taip vaizdžiai mėgstu pateikti tokį pavyzdį, va dabar ypač pavasarį, kaip įsivaizduoti tas prebiotinės skaidulas, ką jos atlieka mūsų žarnyne. Tai kai mes norime pradėti sėją ar ne sode, ką mes visų pirma darome? Mes išpurename tą sustingusią žemę nuo žemos, tuomet mes jau ją patręšiame, dedame kažkokių tai sėklyčių ir laukime palaistę, kol išdygs nauji augalai. Tai lygiai tas pats prebiotinės skaidulos, jos yra lyg ta išpurenta dirva, lyg tas išpurentas dirvožemis, jos laukia būtent gero maisto, kad galėtų užsikultivuoti gerųjų bakterijų augimas mūsų žarnyne ir tuomet jau gerosios bakterijos paruošia mums labai daug gėrio. Tai yra imuninė sistema, mūsų antiuždegiminiai junginiai, kurie susidaro tam pačiam žarnynui, hormonų sveikatai ir taip toliau. Tai jeigu pas mus trūksta prebiotinių skaidulų, mūsų tas žarnynas nėra kaip ta graži dirva, niekas ten negali normaliai pradėti augti. Ir taip sutrinka visa žarnyno mikroflora ir vieta yra paliekama tik tai jau blogiukam, kaip aš sakau, blogosiam žarnyno bakterijom, kurios jau pradeda daryti negerus darbus. Tai omega-3, antioksidantai, karotenoidai ir prebiotinės skaidulos yra toks ketvertukas, kurie turėtų būti mūsų mityboje ir kurių, kaip minėjau, šiai dienai labai trūksta. Ir dar keli svarbus aspektai, apie kuriuos norėčiau pašnekėti. Tai šiai dienai mes turime tokią, kaip sakau, irgi cholesterolio epidemiją susidariusią. Bene kiekvienas žmogus nuėjęs pasidaryti tyrimų sulaukia dažniausiai tokio atsakymo, kad pas jūs yra padidėjęs cholesterolis. Ir labai kartais gaila, kad žmogus pats nepaklausęs tyrimo atsakymo pasikliauna gydytojų žodžiais, kad cholesterolis yra padidėjęs ir suskuba gerti vaistus nuo cholesterolio. Tai visuomet prašau savo pacientų, sekėjų, tie, kas klausia manęs patarimų, sužinokite tą tikslų skaičių, kurį jums pasakė šeimos kabinete, koks yra tas padidėjęs cholesterolis, nes kartais gali būti, kad tiesiog yra padidėję per 0,02 ir tai jau yra padidėję, žinoma, palei normas, bet tai tikrai dar nėra riba, kada yra reikalingi vaistai. Ir turėtų mano galva ir atliktais, kaip minėjau, tyrimais, dokumentuota informacija remiantis, pats cholesterolis šiai dienai nėra toks pavojingas mums, kaip yra pavojingas mūsų kraujagyslėse esantis uždegimas. Tai visuomet prašau, kad žmogus pasidarytų ne tik cholesterolio tyrimą, bet pasidarytų dar kelis labai svarbius tyrimus, tai yra homocisteinas, fibrinogenas, dadimerai ir omega-3 tyrimas. Pasidarę visus šiuos tyrimus mes galime matyti labai platų spektrą, kas vyksta jau tikrai mūsų širdies ir kraujagyslių paveiksle ir galime matyti, ar tikrai tas cholesterolis mums taip kenkia. Gal jis tiesiog yra šiek tiek padidėjęs, bet jis jokio kenkimo mums neatlieka. Tai pabandysiu paaiškinti čia išsamiau, ką tai reiškia. Jeigu pasižiūrėtumėm į dešinėje pusėje esantį paveiksliuką į kraujagyslę mūsų. Jeigu pas mus yra padidėjęs būtent homocisteinas, tai reiškia, kad pas mus pradeda susidaryti mikroįtrūkimai kraujagyslių sienelėse ir čia jau prasideda tikrasis pavojus. Nes bandydamos tvarkyti tuos plyšimus yra pradedamas traukti čia cholesterolis, kaip bandydamas, sutvarkyti, sugydyti tuos mikroplyšelius kraujagyslėse ir tuomet čia cholesterolis pradeda akumuliuotis ir kauptis tose vietose, sudarydamas jau kažkokius ar nedidesnius tenais tuos kaip krešuliukus.
Ir čia jau kyla pavojus, kad mums gali kažkas būti negerai su širdies ir kraujagyslių sistema. Tai visų pirma, mums yra kur kas svarbiau turėti sveikas kraujagyslės, kad nesudarytų tie mikroįtrūkimai, mikroplyšimai ir tuomet jau tas cholesterolis mums nebus toks baisus. Tačiau norint išlaikyti tiek kraujagyslės sveikas, tiek didinti gerojo cholesterolio susidarimą organizme, mums mityboje neturi trūkti omega-3 riebiųjų rūgščių, alyvuogių aliejaus, riešutų, sėklų, kaip minėjau, to paties skaidulinio maisto, fermentuotų produktų bei maisto produktų, kurie pasižymi ryškiai violetinė bei mėlyna spalva. Tai yra mėlynės, baklažanai, šilauogės, gervuogės, slyvos ir taip toliau. Tai visi šie maisto produktai turi labai stiprų antiuždegiminį poveikį, labai stiprų regeneruojantį poveikį ir padeda išlaikyti būtent irgi būtent, kaip pasakyti, standžias, tokias elastingas kraujagyslės. Ir aišku, toks maistas jisai gerins to gerojo cholesterolio gamybą organizme ir vėlgi tai kaip svarstyklės, kaip omega-6 ir omega-3, kuo daugiau pas mus bus sveikojo cholesterolio, tuo reiškia mažės blogojo cholesterolio kiekis organizme. Ir sveikam homocisteinui palaikyti mums yra labai labai svarbu, kad pakankamai mityboje būtų folatų, tai reiškia folio rūgšties organinės kilmės maisto produktų kaip špinatai, visos žalios daržovės, B12 vitaminas bei magnis. Jeigu pas mus yra pakankamas kiekis šitų mineralų ir vitaminų, tuomet mūsų homocisteino lygis organizme bus stabilus ir nekels jokio pavojaus kraujagyslių sistemai. Na ir kitas labai irgi dažnai sutinkamas reiškinys, tai yra padidėjęs skrandžio rūgštingumas, su kuo susiduria daugelis žmonių, irgi nuėję pasiskųsti savo šeimos gydytojui, dažniausiai gauna tiesiog yra išrašomi vaistai nuo padidėjusio skrandžio rūgštingumo. Ir naujausi tyrimai rodo, kad net 70% maždaug padidėjusio to skrandžio rūgštingumo yra nustatoma neteisingai. Tai reiškia, kad labai dažnai būna, kad mums atrodo, kad pas mus yra padidėjęs skrandžio rūgštingumas, mums tiesiog kyla ta skrandžio rūgštis, tačiau tai gali būti tiesiog rezultatas, kad pas mus yra per mažai skrandžio rūgšties. Tai tiesiog toks mimikuojantis dalykas, tai labai dažnai mėgstu tokį pavyzdį pateikti, ypač moteris tai supras, kas yra turėjusios ypač tokią riebesnę veido odą. Kai riebi veido oda yra, mes norim, atrodo, ją tiesiog irgi nusausinti, nuimti tą riebalą ir labai dažnai, bent jau anksčiau būdavo naudojamas tiesiog kosmetinis spiritas, kad tiesiog, atrodo, nusausinti tą riebumą. Tačiau ką daro oda? Tuo metu jinai išskiria dar daugiau to sebumo, bandydama gintis nuo sausumo. Tai lygiai tas pats ir su skrandžio rūgštingumu. Jeigu mes bandome sumažinti skrandžio rūgštingumą, ta skrandžio rūgštis pradeda gynybinį pavojaus signalą, jį pradeda gaminti dar daugiau rūgšties. Ir taip mums atrodo, kad tiesiog ta rūgštis ar ne tik tais didėja ir bando išeiti tiesiog. Tačiau, kaip minėjau, gali būti keletas ir kitų dar faktorių, kurie gali atsiliepti prie neteisingai to nustatyto skrandžio padidėjusio rūgštingumo. Tai gali būti silpna sfinkterio funkcija. Tai skrandžio yra toks kaklelis ir yra toksai kaip užspaudėjas, vadinamas sfinkteris, kuris neleidžia tam skrandžio rūgščiai kilti. Tačiau, kai pas mus trūksta skrandžio rūgšties, tas sfinkteris jisai prasidaro, jis susilpnėja ta jo funkcija ir tuomet jau rūgštis gali tiesiog pratekėti aukščiau ir kelti, atrodo, mums tą nemalonų pojūtį, kad mums atrodo padidėjusi skrandžio rūgštis yra. Toliau prastas baltymų virškinimas. Tai jeigu mes turime sumažėjusią skrandžio rūgštį, mes automatiškai virškinsime prasčiau baltymus. Baltyminis maistas ilgiau stovės skrandyje ir tai pradės irgi palaipsniui tiesiog kelti tą skrandžio rūgštį ir atrodys, kad mums kyla skrandžio rūgštis. Ir jeigu pas mus trūksta skrandžio rūgšties, greičiausiai gali viešėti blogosios bakterijos, o jos
atlikdamos savo metabolinį irgi darbą, tiesiog pradeda išleisti savo dujas ir susidarančios dujos jos kelia tą slėgį skrandyje ir taip irgi gali padidinti skrandžio rūgšties išsiveržimą. Ir mums atrodys, kad mums yra padidėjusi ta skrandžio rūgštis, nors taip nėra. Tai rekomenduoju namuose pasidaryti labai paprastą tokį testuką, tyrimą, kuris tiesiog reikalauja sodos ir vandens. Nugesinti su karštu vandeniu sodą, tada užpilti kambario temperatūros vandeniu ir išgerti tą tirpaliuką. Jeigu per pirmasias 3-5 minutės mes maždaug atsirūgome, reiškia pas mus skrandžio rūgšties užtenka, tačiau jeigu laukiame ilgiau negu 5 minutės ir nėra jokio garso iš skrandžio, reiškia skrandžio rūgšties mums trūksta. Ir tuomet jau reikia bandyti skatinti skrandžio rūgšties gamybą, nes tai yra labai labai svarbi virškinimo dalis. Pateikiau čia keletą būdų, kaip tai galime padaryti. Tam gali padėti prieš maistą vartojamas obuolių actas, raugintų kopūstų sultis. Taip pat labai dažnai būna, kad skiriu savo pacientam druskos rūgštį, taip vadinasi tiesiog papildas, kur padeda gaminti skrandžio rūgštį. Ir tokiais atvejais mes galime padėti pagaminti reikiamą kiekį tos skrandžio rūgšties ir tai turėtų nuraminti tą, kaip minėjau, netinkamai nustatytą tą visas diagnozes ir tiesiog sumažinti tą skrandžio rūgšties išsiveržimą, ar ne? Tačiau dar kas būna irgi labai labai dažnų atvejų, kad mūsų jau skrandžio gleivinė yra tiesiog uždegime, ypatingai kuo daugiau mes tų vaistų vartojame, tuo labiau ta gleivinė tampa jautri. Tai čia atkeliautų taipogi omega-3 kaip pirmasis vaistas, kad nuimtumėm tą uždegimą susidariusi skrandžio gleivinėje ir tuomet jau vėlgi gali kur kas geriau funkcionuoti mūsų skrandžio visa tiek pats skrandis, tiek skrandžio rūgštis ir nebekelti didelio diskomforto. Ir pabaigai norėčiau pateikti pagrindinės taisyklės, kurias pritaikė kiekvienas iš jūsų, įvedę tokias 5 mažas taisyklės, pokyčius į savo mitybą turėtumėte pajusti jau tikrai, sakyčiau, apie 50% savo sveikatos pagerėjimo. Ir tai yra labai paprasčiausi pokyčiai, kuriuos galite padaryti. Tai vadinamas angliškai 5S – Seafood, Salad, Smoothies, Spices and Supplements. Tai reiškia daugiau žuvies ir jūros gėrybių, salotų, tai reiškia daržovių, salotų, toliau bent vienas kokteilis per dieną, įvedimas natūralių prieskonių, ypač ryškios spalvos, tokių kaip ciberžolė, cinamonas ir būtinieji papildai. Tai labai rekomenduoju būtent pradėti nuo daugiau žuvies ir jūros gėrybių ir omega-3 žuvų taukų kasdien. Toliau įvairios spalvingos daržovės, arba jeigu jau neįstengiate suvalgyti pakankamo to kiekio daržovių, tai vartokite bent jau liofilizuotus miltelius kasdien, tai juos patogu naudoti, dėti į kokteilius, į jogurtą, į košę ir taip toliau. Toliau, kaip minėjau, spalvingi prieskoniai. Tada bent vienas kokteilis, kurį galite pasigaminti iš uogų, vaisių, daržovių, tų pačių uogų miltelių. Ir, kaip minėjau, būtinieji papildai, tai bent jau 2, be kurių aš neįsivaizduoju daugelio žmonių mitybos, tai būtų žuvų taukai, omega-3 dar kitaip ar nevadinami, ir magnis, kurio irgi labai daug matau trūkumo šiandieninėje mityboje ir pas žmonės atsiradusius simptomus. Tai toks paprastas 5 taisyklių protokolas tikrai pagerintų jūsų mitybą, jūsų savijautą ir jūsų lėtinių ligų atsiradimą. Tai tiek būtų tada šiai dienai apie pagrindinius pokyčius, kuriuos rekomenduočiau padaryti savo mityboje. Ir jeigu kils kokių klausimų, tai rašykite, pasistengsime atsakyti. Ir žinoma, sekite mus, kad sulauktumėte daugiau patarimų, daugiau informacijos apie naujausias mitybos bei papildų naujienas.